Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video trumpai papasakosiu apie tai, kokius patiekalus galite valgyti vakarieniai tam, kad lengviau numesti svorį ir turėtumėte tų idėjų, ką skaniai pasigaminti savo, šeimai ir kad tai nekenktų figūrai. Tai viskas yra labai paprasta, tai pirmas patiekalas gali būti salotos su vištiena, tai reiškia, kad salotos, tarkime, nusipirkite salotų, iškepate vištienos filė, tada į salotas pridedate kokiu nors avinžiniu, tada pridedate kukurūzų, tada pridedate alyvuogių, pridedate česnakų, pomidorų, svogūnų, viską sumaišti, apšlaksite balzamiko padažu, pridedate prieskonių, valia, vienas receptas. Tada kitas receptas, vištieną galite pakeisti kitą mėsą, pavyzdžiui, kalakutieną, kiaulieną, jautieną, žuvimi, rūkytą vištieną, pridėti sūrio, pridėti fetos arba mozzarella sūrio, tada galbūt avinžinius pakeisti pupelėmis, lęšiais ar pridėti virtų bulvių. Čia, tarkim, žaidžia taip mūsų vaizduotė, tą, ką mes galime padaryti vakarieniai. Tada kitas variantas, mes galime išsivirti vėlgi avižinę košę sumaišyti su baltyminiais milteliais, pagardinti kakavą cinamonu ir turėti dar vieną papildomą vakarienės valgį. Kiti valgiai gali būti tokie kaip, pavyzdžiui, jogurtas su granola, jogurtas su baltymais, jogurtas su uogomis, varškė su granola, varškė plus jogurtas plus granola plus uogos ar vaisiai. Vienas iš variantų. Tada gali būti varškė su alyvuogėmis, česnaku, petražolėmis ir prieskoniais. Tada ir vienas irgi toks tinkamas variantas. Tada vėlgi gali tiesiog būti sūrio kubeliai su daržovėmis. Tai dar ir vienas variantas. Tada gali būti tiesiog avinžiniai su sūriu. Taip pat vienas iš variantų. Tada gali būti tiesiog lašišos kepsnys, jautienos kepsnys, vištienos kepsnys. Gali būti kiaulienos šašlykai su vyšniniais pomidorais. Tada gali būti tiesiog baltyminis kokteilis ar koks nors smutis iš uogų ar vaisių ar daržovių su mėgstamu pienu ar vandeniu. Tada galiausiai gali būti sumuštinis su sūdyta lašiša ar kiaulienos ar vištienos kumpių. Ir kaip matome, mes turime labai nemažai kokybiškų vakarienės variantų, ką jūs galite suvalgyti vakarieniai, surinkti pakankamai baltymų, nepakenkti savo figūrai. Ir šie būtent patiekalai yra ganėtinai greitai pagaminami, tai jeigu gaminate savo šeimai kažką net tokio sveiko, jūs visą laiką galite pasirinkti iš mano išvardintų vieną patiekalą ir jį taip pat greitai pasigaminti ir nenukrypti nuo savo sveikatinimo tikslo, jeigu jis yra toks didesnis. Arba gaminti tokius panašius patiekalus savo ir šeimai, tiesiog kai gaminate savo, imate 2-3 kartus daugiau ingredientų tam, kad galėtų pavalgyti ir jūsų vyras, vaikas, dukra ar tėvai. Tai va, vėlgi toks trumpas video, apie ką galite valgyti vakarieniai tam, kad pasiektumėte trokštamas kūno linijas. O jeigu jums reikia papildomos pagalbos planuojant mitybą, tai drąsiai galite man parašyti asmeninę žinutę arba galite įsigyti receptų knygelį ir taip pat žinoti, kiek kiekviename recepte yra kalorijų ir taip praturtinti savo mitybą dar skirtingais kažkokiais naujais receptais ar sekti mitybos planą ir taip pasiekti savo tikslus dar greičiau. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas ir pasimatysime kitą kartą. Iki greito, mielieji.